Pristatome Jums bendrovės Electrolux skaitlentę, kurios modelis EHC6540FOV. Ji yra 59 cm pločio ir 52 cm ilgio, su nuožulniais krašteliais darniai sujungiančiais prietaisą su stalviršiu. Kaitlentė yra išskirtinės baltos spalvos. Tai indukcinė kaitlentė. Ji tuoj pat reaguos į valdymą ir kais tik toje vietoje, kur stovės Jūsų puodas ar keptuvė. Likusi prietaiso plokštuma išliks vėsi, tad gaminimui bus sunaudojama tik tiek energijos, kiek reikia. Bendra prietaiso galia 10,5 kW. Vienoje pusėje kaitlentė turi kvadrato formos, kitoje apvalias kaitvietės. Kairiųjų kaitviečių matmenys yra po 18 cm. Jos gali pasiekti iki 2,6 kW galią. Dešinioji galinė kaitvietė yra 18 cm skersmens ir iki 2,8 kW galios. Mažiausia 14,5 cm skersmens kaitvietė įrengta priekyje, dešinėje. Visą kairėje zoną per funkciją bridge galite sujungti į vieną didelę kaitvietę. Tuomet ji bus 18 cm pločio ir 36 cm ilgio. Čia galėsite statyti pailgus žuvies kepimui ar troškiniams troškinti skirtus indus. Ši kaitinimo zona galės pasiekti iki 5,2 kW galią. Statykite puodą ir keptuvę bet kur šioje zonoje ir gaminkite su malonumu. Prietaisas valdomas prie prisilietimams jautrų valdymo skydelį, slankiuoju jutikliu. Brūkdami pirštus skaičių didėjimo linkme didinsite kaitvietės skaitrą, o eilutės pabaigoje rasite maksimalios galios simbolį Power. Maksimalią galią galite nustatyti kiekvienai kaitvietei atskirai, o jei reikia, visoms iškart. Šios funkcijos skirtos greitai padidinti kaitinimą ir greičiau gaminti. Vos vienas stop and go simbolio bakstelėjimas ir visa kaitlentė akimirksniu išsijungs. Tačiau dar kartą spustelėjus šį simbolį grįš prieš tai buvusi temperatūra bei nustatymai ir galėsite gaminti toliau. Šis mygtukas daugiausiai skirtas netikėtiems atvejams, kai suskamba telefonas, durų skambutis ar dėl kitų priežasčių reikia nedelsint atsitraukti nuo kaitlentės. Vaikai bėgiodami virtuvėje gali netyčia priliesti valdymo skydelį ir išjungti prietaisą. Todėl kaitlentė spustelėjus spynos simbolį tarsi užrakinama ir laikinai nereaguoja į prisilietimus. Braukdami pirštu iš kairės į dešinę nustatysite norimą kaitvietės skaitrą. Ji įvertinta skaitmenimis nuo 1 iki 14. O spustelėję kaitvečių sujungimo simbolį, toliau bendrai valdysite visos zonos kaitrą. Prietaisas turi laikmatį, kuris leis nustatyti tikslų laiką, kada kaitra turi būti išjungta, o gaminimas baigtas. Laikmatį galima užprogramuoti iki 99 minučių. Kaitlentė išjungiama ir jungiama spustelėjus simbolį valdymo skydelio kairėje. Daugiau informacijos apie šį prietaisą rasite internetinėme puslapyje www.technolux.lt arba parduotuvėje adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius.